koks būtų komentaras? Gerai, susiklostė, laimėjom. Gerai, pirmi 3 kėliniai sudėtingai, 4 pagavom savo žaidimą, porą svarbių Rašičiaus tritaškių, Obrausko ir Apoprius Lietuvos daug stipresnė komanda, varžovai žaidė 7-ese. Apoprius Lietuvos daug stipresnė komanda ir varžovai žaidė be daug traumuotų žaidėjų. Ir taip ilgai, kad atrodė taip nesilaukokai tampė. Taip, negalima sakyti, kad daug stipresnė komanda, reikia rodyti aikštelį. Pirmus 3 kėlinius matėt, taškas į tašką ir visi moka žaisti tą krepšinį, visi gerai skautingą daro, ta prasme, ir nėra taip lengva. Jie labiau, kad mums pirmoje pusėje nelabai pataikėm tų tritaškių tolimų metimų ir tas neleido mums išplėsti truputį žaidimą. Jie spaudėsi aikštelį baudos ir buvo sudėtingiau įmesti, ta prasme, iš žaidimo, iš po krepšio. Bet pataikius keletą tolimų metimų, tada jau atsirado erdvės ir verštis, ir dideliems atkovoti kamuolius, ir to užteko, labai džiaugiuosi. Ši komanda gali pridaryti problemų išvykoje? Aišku, gali. Jeigu čia pridaro problemų, tai namuose turbūt dar yra pavojingesnė komanda. Ir aišku, šiandien tikrai gerai pataikė ir dideli žmonės, ir gynėjai, ir Šafarcas daug problemų pridarė. Pirmoje pusėje įmetė 12 taškų ir taip, kad turi ginklų ir žiūrėsim, važiuosim pergalės. Jūs turėt prie pranašumo po krepšių, bet nelabai ko gero pavyko jis prisinuoti taip lengvai. Pirmoje pusėje turite menyje, ar iš viso? Skirtai po pranašumo. Nu tai sakau, tas ir neleido, kad nepataikėm tolimų metimų, tas ir neleido šiek tiek pagyvinti žaidimų iš po krepšio tada. Ir kai tik tai pataikėm tos metimus, atsirado erdvės. Kiek seniai nematėte žiemos Lietuvoje? Žiemos prastai nebuvo. 6 metai. Ir koks jausmas? Geras jausmas. Geras. Renaldai, nepasigedai akcijos įbūti pavaryk? Ne, tai kad neatsibostų, reikia, kaip sakoma, mačiau, buvo sumanytojas su plakatu, tai to užtenka. Bus kitose varžymas, tikiuosi.